Tvarkydami savo spintas, dar tinkamus dėvėti drabužius, dėkite atskirai. Patikrinkite kišenes. Atskirkite suplyšusius, suteptus ar kitus jau netinkamus dėvėti drabužius. Dar tinkamą dėvėti tekstilę sudėkite į plastikinius maišelius. Tvirtai užriškite ir suspauskite. Netinkamą dėvėti tekstilę taip pat sudėkite į maišus ir pristatykite į didžiųjų atliekų aikšteles. Tinkamą dėvėti tekstilę palikite tekstilės konteineriuose. Pakartotinis tekstilės gaminių, ypač drabužių panaudojimas, puikus žiedinės ekonomikos pavyzdys. Kad būtų galima tą padaryti, tekstilė turi būti surenkama atskirai. Ji turi būti švari, sausa ir supakuota į maišelius. Ekoservis tekstilės rūšiavimo centre kiekvieną mėnesį yra išrūšiuojama apie 300 tonų tekstilės. Rūšiavimo centre dirba 35 darbuotojai. Tekstilė išrūšiuojama į daugiau nei 80 kategorijų. Lietuvoje vidutinis drabužių dėvėjimo laikas yra 1–3 metai ir jis nuolat trumpėja. Tekstilės pramonėje CO2 išmetimas sumažėtų 44%, jei visame pasaulyje drabužių gyvenimo trukmė taptų 2 ilgesnė. Antriniam panaudojimui paruošta tekstilė eksportuojama į Afrikos ir Azijos šalis.